Sveiki kolegos. Šios dienos mūsų tema – trumpa, glausta klijinių įdėklų apžvalga. Šiek tiek noriu papasakoti Jums apie pagrindinius klijinius įdėklus, kuriuos Jūs turbūt ar naudojate, ar galbūt dar naudosite, siūdami palaidinės, marškinius, suknutes, sijonus, lengvus švarkus, lengvus puspalčius. Taigi, pradedam. Kadangi daugelis audinių jau savo sudėtyje turi elastano, tai ir mes klijinius įdėklus naudojame, kurie yra elastingi, kurie turi tamprumo. Dažniausiai aš pati naudoju štai tokius taip vadinamus trikotažinius klijinius įdėklus. Jie yra pakankamai ploni, viena dalis padengta klijų taškais, jie būna juodi, balti, smėlio spalvos, dar mačiau tamsiai pilki, šviesiai pilki, štai tokios struktūros. Jų yra prasiūtas toksai siūlas, ten kur yra siūlas, tai yra matmenų kryptis, šitas klijinis įdėklas jis yra netamprus ta kryptim, o kita kryptim, kur eina tokios kaip gijos, jisai tempiasi į štai šitą pusę. Tai be galo jis tinkamas naudojimui, gerai labai padubliuoja detalės, kurias reikia padubliuoti. Taip pat štai toksai, tie prasiuvimai tarp siūlų tarpai, jie yra šiek tiek didesni, jeigu čia bandau parodyti, šiek tiek matosi. Jis lygiai taip pat yra tamprus į vieną pusę ir nesitempia tų metmenų siūlų kryptimi. Be abejo, tinkamas yra ir toksai, jis yra puresnis, tie gijos esančios tarp prasiūtų siūlų, jos yra puresnės, jos yra storesnės ir taip pat tinkamas yra ir toksai. Visi šitie klijiniai įdėklai, jie puikiai jums tiks ir pasitarnaus siuvant ir palaidinės, marškinius, klijuojant apykaklės, klijuojant užsegimo vietą, kišenės, tarkim, viršutinį kraštą, lygiai taip pat ir suknutėse, jie jums puikiausiai tiks. Ir tarkim, suknutės ir apykaklę, ir kažkokio lengvo švarko apykaklę, ar visus apsiuvus, tarkim, paklijuoti, jie puikiai tinka tokiems plonesniems audiniams. Jeigu jūs siūsite ploną švarką iš lengvo audinuko, tarkim, iš ten medvilnė linas, ar ten kažkoks plonas maišyto pluošto audinys, be abejo, šitie klijiniai įdėklai taip pat tinka ir apykaklių, ir pokraščių, ir visų apsiuvų paklijavimui. Jeigu jūs norite siūti storesnį švarką, paltą, puspaltį, galiu jums rekomenduoti štai tokį irgi trikotažinį klijinį įdėklą. Jisai tokios labai specifinės yra margos melanžinės spalvos, iš karto jūs jį ir atskirsit. Ir čia jeigu mato tokie eina balti siūliukai, jie tokie kaip megzti. Iš kitos pusės matosi tie balti siūlai tokie kaip supinti. Šitas įdėklas jau jis yra skirtas storesniems kostiuminiams ir paltiniams audiniams. Jeigu jūs norite suteikti savo gaminiui standesnę formą, stabilizuoti, tarkim, priekio detalę, tam, kad jinai išlaikytų savo formą dėvėjimo metu, lygiai taip pat viršutinė apatinė apykaklė švarke ir palte, pokraštis, rankovių palankos arba tiesiog galbūt kišenės įsiuvimo vieta, rekomenduoju štai tokį klijinį įdėklą. Pereinu prie flizelinų. Flizelinas tai yra toksai neaustinis pluoštas, jis yra be galo plonas, jis toksai kaip suveltas. Ir tada jau yra prasiūti štai tokie stabilizuojantis siūlai. Ir tai yra toksai prasiūtas klijinis įdėklas. Su tokiu klijiniu įdėklu galima paklijuoti palaidinių arba suknelių labai plonų audinių, tarkim, užsegimo vietą, kažkokią tai labai nedidelę vietą, ta prasme nedidelį plotą,
tarkim, ne apykaklę, bet kažkokią tai galbūt juostą, kažkokią tai tam tikrą detalę, kuri visada bus viduje, kad jisai jokių būdų nebūtų išorėje, net užlaidoje. Todėl, kad ilgo skalbimo metu šitas klijinys įdeglas gali, jo paviršius, jis yra labai plonas, jisai gali tiesiog nusiskalbti ir išnykti. Lygiai taip pat yra naudojamos tokios jau gatavos flizelininės juostelės. Jos yra prasiūtos, matosi su siūlais. Šitos juostelės jos yra naudojamos tam tikroms vietoms sustandinti. Jeigu jums, tarkim, reikia stabilizuoti apykaklės įsiuvimo liniją, jeigu jinai labai išsitampė arba galbūt išsitampys ateityje ir jums reikia paklijuoti. Dažnai klijuojamos pečių siūlės tam, kad jinai neišsitemptų. Tai su tokia juostele yra paklijuojama ta užlaida. Tada būtinai turėkite omeny, kad jūsų jau susiuvimo linija turi būtinai eiti per tą juostelę. Tada jinai atlieka savo funkciją. Galima su tokia juostele paklijuoti ir pažasties liniją, tai yra rankovės įsiuvimo linija, arba kažkokią kitokią vietą, kurią jums reikia stabilizuoti. Jos plotis dažniausiai būna apie 1,5 centimetro, jos jau yra gatavos tokio pločio, arba jau yra 3 centimetrų, tokios paruoštos, irgi flizelininės. Irgi galbūt, tarkim, tokios, pavyzdžiui, juostelės kartais būna ten kokios kišenės viršutiniam kraštui paklijuoti, yra patogu. Dar viena juostelė gana dažnai naudojama, jinai yra, pasižiūrėkit, jinai yra dviguba. Tai yra 2 juostelės sutvirtintos štai tokia grandininių tokių dygsnių. Ir jos yra sutvirtinamos per vidurį, o jos abu kraštai, vienas kraštas ir kitas kraštas, taip jie yra laisvi. Dabar šita juostelė dviguba, čia jinai yra padengta klijiniais taškais ir kita pusė. Jinai yra klijuojama, tarkim, arba rankovės palenkimui pritvirtinti jau iš karto, arba gaminio švarko palenkimui pritvirtinti. Jinai dedama tarp rankovės užlaidos ir pačios rankovės ir taip suklijuojama. Kai priklijuojama rankovės palanka, jau jinai ir prisitvirtina prie pačios rankovės arba lygiai taip pat, kai prisitvirtina gaminio palanka. Jau jinai yra pritvirtinta, nereikia dar papildomai to palenkimo prikabinti, tarkim, ten kažkokiais tais siūlais. Ir tuo pačiu palanka yra paklijuojama. Ir pabaigai noriu parodyti, ko nerekomenduočiau, tarkim, pirkti ir naudoti savo siuvime. Štai tokio flizelino. Jis yra tiesiog pluoštas, be jokio prasiūtinio tokio siūlo ir galite jį labai lengvai atskirti. Paėmus taip su pirštais, jisai plyšta. Panašiai kaip agro plėvelė. Aš sutinku, tokį flizeliną galbūt galima naudoti, tarkim, jeigu jūs norite stabilizuoti kažkokią labai nedidelę vietą, kurią jūs norite išsiuvinėti. Paklijavot gabaliuką, išsiuvinėjot ir visą tą kraščiuką ten jau jūs išpešiojat, išimat tą flizeliną, kad jis ten nefigūruotų blogoji pusėje. Galbūt jisai ir visai nieko. Bet jeigu jūs, tarkim, bandysite juo paklijuoti, tarkim, palaidinės apykaklę arba palaidinės ten kažkokią užsegimo vietą, kolegos, turėkite omeny, kad po kokių 2, maksimum 3 skalbimų jis visiškai išsiskalbia ir iš šito flizelino lieka 0. Tai vadinasi, jūsų ta vieta, jinai visiškai liks be jokio klijinio įdėklo. Vadinasi, jinai nebus tvirta, jinai praras savo formą. Taip, aš sutinku, jis yra pigus, bet jeigu jūs norite daryti kokybiškus gaminius, tai tada pirkim ir kokybišką klijinį įdėklą. Tikiuosi, šita mano trumpa apžvalga klijinių įdėklų jums buvo naudinga. Jeigu jūs turite kažkokiu tai savo mylimų, ypatingų klijinių įdėklų, prašom pasidalinkite komentaruose ir susitikim kitais kartais. Nepamirškit paspausti like. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.